Dabar, kadangi tarp mūsų žemė technologija Ieva daugiau yra negu mes, ar skiria Ozempiką dar kam? Skiriu, tai labai ir Ozempiką, ir Wegovy. Veikia kaip burtai, jis tiesiog veikia, svoris krenta efektyviai, santykinai greitai. Su kokiais pati tada susiduria tais, arba pacientai šiuo atveju, tai reiškia, su kokiais simptomais susiduria, jeigu yra kažkokie šalutiniai? Poveikis koks? Wow, bomba. Jeigu mes žiūrėsim net Surmounto studiją, kur lyginamas buvo tirzepatidas su Wegoviu, 72 savaitės. Su tirzepatidu prie dozuotės 10-15 mg virš 50% dalyvių numetė 20% kūno masę. Ir svarbiausia yra bendradarbiauti, kalbėti, nėra durnų klausimų. Ir kada žmogus suvokia, kas čia vyksta, kodėl tai vyksta, kodėl čia vienas ar kitas rodiklis yra, galbūt net nėra tos ligos, palengvėjo, žiūrėk, jau nerimo nebėra. Tai... Prie šito mažo staliuko ir su labai dideliam šlaunim sėdi 3 daugiausiai sportuojantis Vilniaus medikai. Yra turbūt vonė daugiau jų, bet vienaip ir kitaip. Vieni, nes gerai. Dar yra daugiau. Gerai. Aš kadangi netiek daug savo socialinės medijas, tai nežinau, kurie gal daugiau yra sportuojantis, bet šiandien bent jau tie tyriks, kurie lenda labai į mediją su visais dalykais. Tai žodžiu, fundamentaliai šiandien tema yra paprasta, kurią mes jau kiek čia porą mėnesių apie tai planuojam, arba bent jau aš buvau išmetęs mintį, kad reikėtų pasikalbėti, tai yra apie trendinantį vaistą Ozempiką ir gal netgi kontekste viso to, kad šiaip tas svorio metimas, kaip čia dabar, metimų kultas, grožio kultas, visa tai yra persipinančios temos, bendram svorio kontrolės kontekste atsiranda vaistas, kuris, taip sakant, šitą dalyką ištaiso iš tokios, vadinkime, cheminės arba farmakologinės pusės, arba padeda labai su tuo tvarkytis. Ir čia turbūt, žinai, pati įdomioji mano dalis yra visos temos, nes iš dalies tema yra apie vaisto veikimą, mechanizmą, kokie yra šalutiniai, kokios yra naudos, nenaudos. Bet to pačiu svorio kontrolė yra labai kitokia, stigmatizuojama arba svoris yra stigma turinti tema, tai yra būti storu gerai, negerai, mes jau taip sakant, su tam tikra moralės ir standarto normom jau pradedam kirstis šitoje temoje, vos tik ją analizuojam. Žinai, kaip medikai galime approachinti tai iš, sakau, tokio šalto rasinos pusės, tai yra sutrikimas arba tai yra liga, kuriai reikia skirti kažkokius vaistus, preparatus, mechanizmus, gyvenimo būdo pokyčius. Bet galėdinos mes esame žmonės, kurie turi savo, kaip čia, atletinius standartus, kur nori tiesiog pasakyti, tai tiesiog daugiau judėkit ir susitvarkys pačios problemos. Ir jie nei vienas kraštutinumas nėra teisingas atsakymas. Ir tu, žinai, tokio pokalbio tarp mūsų ir norėjusi, kai šiuo atveju, žinai, endokrinologas, dietologas ir sporto medikas, tai atsakymas yra kažkur per vidurį tarp tokio grinai, vadinkime, mechanistinio ir moralės, sąžinio klausimo. Tai yra, kaip apskritai reikia kontroliuoti svorį plačiaja prasme ir kokią vietą tame turi vaisto vartojimas, nes tai nėra juoda balta klausimas, tai yra kada, kodėl ir kaip. Kai užsidavai, kad tu per daug ir daugiau negu turėtum, turbūt skaitėjai apie skirtingus vaisto, kaip čia dabar etapus, arba čia, taip sakant, skirtingais laikais skirtinga buvo ir Ozempiko pačio formos, arba semaglutido formos. Kaip Ozempikas dabar atsirado rinkoje, nes prieš jį dar buvo ir kitų variacijų vaisto. Jau semaglutidas jau, taip sakant, jau ne vienerius metus ir dešimtmečius yra rinkoje. Aišku, su juo dirba daugiausiai endokrinologai, tai tikriausiai čia klausimas nei mano daržai, šiek tiek juozai šitoj vietoj. Žiūrėk, tai jau pasišsidavai prieš tai, kad skaitėjai apie visą šitą dalį. Bet mes žinom, kad jau vėlgi senai jis yra naudojamas, taip ir mes, ir ta pati ir Victoza buvo prieš tai, taip. Tai tikrai tai nėra naujas preparatas ir iš kažkur atrastas. Tik dabar vėlgi Taip, liraglutidas, taip. Tai va, tai po to po jo ėjo peroraliniai preparatai, po peroralinių preparatų pas mus atėjo būtent tas GLP-1 jau pirmas, kuris buvo skirtas jau antro tipo cukrinių diabetų gydymui. Taip, tai vadinamas Ozempikas. Šiaip nesinori, kad tas GLP-1 preparatas, žinai, kaip sausklinis turėtų vieną pavadinimą Pampers. Nes tai yra skirtingi dalykai ir tą turime pabrėžti labai stipriai, labai tvirtai, kur yra vaistai, kurie skirti antro tipo cukrinio diabeto gydymui, yra vaistai, kurie skirti nutukimo gydymui. Taip ir tą labai svarbu žinoti, nes vėlgi viešas žodis yra labai stiprus ginklas ir gali labai suklaidinti šiaip žmoniją. O ir šiaip jinai labai yra suklaidinta, galim pasakyti tai, kad nebūtų to pasimetimo tarp žmonių. Tai labai svarbu žinoti, kad vėlgi žmonės, kurie serga antro tipo cukriniu diabetu, jiems yra skiriamas Ozempikas tada. Taip, jeigu žmogus serga nutukimu, ten yra atskiri preparatai, kurie yra skiriami ir kad nebūtų to sąmyšio, kad, ką mes dažnai girdim, aš noriu numesti svorio, skirk man Ozempiką. Taip, tai čia yra tas pirmas labai svarbus dalykas.
ką mes turime žinoti, nes vėlgi nutukimo pačio gydymo mes turime, dabar esame jau Wegovy preparatą, kurio yra dozuotės šiek tiek kitokios negu Ozempiko, taip jis jau yra skirtas būtent nutukimo kaip jau pačios ligos gydymui. Ok, bet ar veiklioji medžiaga ta pati yra ar ne? Veiklioji medžiaga yra ta pati. Dozuotės. Dozuotės skiriasi paprasčiausia, kur mes matome, kad jau ta terapinė, pavadinkime, jau dozė to pačio Wegovy yra 1,7–2,4 mg. Ozempiko kokia dozavimo tada yra? Iki 1 mg. Iki 1, ok. Pati istorija, kaip pamenu, kiek skaičiau, nes čia, žinai, su tais pačiais preparatais dažniausiai būna, kad tokie du kraštutinumai arba jų istorijos preparatų būna tokia. Kiekvienoje terapijoje, ir mes kalbame apie metforminą kaip dabartinį kokį vaistą, žinai, čia su kepenų gliukozės kontrolė susijusi. Kiekvieno farmakologinio preparato vystymosi laikotarpiai yra tokie, žinai, etapai, kur iš pradžių veikia labai gerai, bet turi daug šalutinių, tada, žinai, ieško išmės, kaip sumažinti šalutinius, bet ta veiklioji medžiaga patampa silpnesnė, nebūtinai veikianti. Žinai, bet kas susiję, tarkime, su to pačiu, dabar mes, negenerinis arba vaisto, tas brendinis vadinimas Ozempikas arba semaglutidas. Tai aš gal sakysiu semaglutidas šią pokalbį, kad būtų lengviau susikalbėti. Jisai per laiką tas patapo tokio jau etape svorio kontrolės ir nutukimo, šiuo atveju diabeto, kaip ir gydymo etape, kur vaisto veikimo mechanizmas arba veikia jisai labai gerai ir turi santykinai mažai šalutinių reakcijų. Tai žinai, turime tame etape jau esame, kur preparatas turi tikrai veikimą, lyginant, kuris prieš tai buvo liraglutidas, nes aš irgi pasiskėliau biškį dokumentų ir duomenų, kur jo veikimo mechanizmas irgi ten buvo, kad ten tūkstančiais, kai ten lyginamųjų buvo tų standartų, kur ten, žinai, lygina su kontroliniam grupėmis ir su veikliaja medžiaga pačia naudojimus, kur ten krenta svoris, bet ten iki poros tenais kilogramų, bet su santykinai didesniam dozėm, ten 3 mg buvo, ir tenais, bet reikia jau vartojimo mažiausiai 7-8 mėnesių, kad būtų tenais įsotinimas. Nu, labai daug ateina tokių, kur daug šalutinių dalykų ilgiau vartoti, daugiau veikliosios medžiagos reikia, daugiau šalutinių yra ir hence, taip sakant, toliau farmacija veikia ir jinai daro savo tyrimus ir jinai galiausiai suranda kaip preparatą, vadinkim, išgryninti, mechanistiškai. O dabar, vis tiek, kadangi tarp mūsų endokrinologija Ieva daugiau yra negu mes, tenka dar skirti ar netenka? Ar skiria Ozempiką dar kam? Skiriu, tai labai ir Ozempiką, ir Wegovy. Bet dabar koks klausimas, kaip ar tenka skirti? Tikrai tenka, bet žinai, ateina žmonės ir turbūt tas ir yra galbūt tapatinimas, kaip Edvardas gerai pasakė, kad Ozempikas lygus semaglutidas ir viskas tas pats. Bet mes dar turime geribelsus, dar mes turim geriamą semaglutidą, kuris ten jau turi būti geriamas specialiai ryte, 20 minučių iki maisto, su labai mažu kiekiu vandens, kad būtent jį tam tikras transporteris per skrandžio sienelę perneštų į kraujotaką. Ir vėlgi tas pats visas dozavimas, tai tikrai dažnai tenka skirti. Žinai, savo praktikai tai matau, kiek su Edvardu kalbėjęs, tai irgi matau, pagal indikaciją, jeigu kalbam tą jau Wegovės versiją, tai yra, žinai, svorio metimas, kaip čia tas, veikia kaip burtai, jis tiesiog veikia, svoris krenta efektyviai, santykinai greitai. Su kokiais pati tada susiduritais, arba pacientai šiuo atveju, tai reiškia, su kokiais simptomais susiduria, jeigu yra kažkokie šalutiniai. Ir tai koreliuoja su dozavimo kiekiu, ar su patologija, ar su lytimi, ką tu pati trendini, nes vėl tu daugiausiai su to susiduri. Aš pati trendinu, tai įvairiai žinok. Labai labai įvairiai. Būna ir tokių pacientų, kurie paskyrus semaglutidą ir nuo 0,25 kartą per savaitę jau man gydytoja bloga, jau mane pykina. Yra tokių, kurie ir iki 1 mg paskyrus ir toliau nieko nejaučia, jaučiuosi gerai, viskas gerai, tai dabar aš galvoju apie trendinimą. Aš galbūt šiaip psichologiškai, šiaip galbūt kada yra šiaip toks jautresnis žmogus, labilesnis jisai galbūt. Matosi, žinai, iš tos povizos asmens, kada jisai, tai galbūt tokio tipo žmonės ir jie tada, kai tu jiem pasakai, kad gali būti tas šalutinis poveikis, būtinai jisai ir bus, bet tada pasakai, kad čia po kelių dienų iki kito leidimo turėtų nurimti, jūsų kūnas adaptuojasi, tie receptoriai adaptuojasi ir dažniausiai viskas praeina. Tai tikrai būna tokių šiaip jautresnis žmogus. Tai per gastrointestinį distresą daugiau pasireiškia? Gastrointestinį, taip. Ok. Per kažką daugiau? Dabar galvoju per kažką daugiau, galbūt dar vieną tokį įdomų turėjau. Man gydytoja iš visas maistas dabar toks blend vienodas. Dingo, bet turėjau jo tokią vieną pacientę, dar dabar turiu, dingo tas noras valgyti skaniukus, bet aš sakau, tai yra gerai, bet sako, man ir kitas maistas dabar jisai toks, aš nebeturiu to food noise. Tai aš dabar nežinau, kaip čia traktuoti, nes man tai atrodo, kad šito atveju mum yra
pozityvus šitas, Taip. nes tu visą dieną nebegalvoji apie maistą, nebėra to food noizo, bet iš kitos pusės, nu tada nebėra to intuityvaus, žinai, valgymo, nebėra to, kad aš noriu galbūt šiandien gal steiką suvalgyti arba Taip. kokį kiaušinį. Maždaug viskas taip tampa vienodai ir turbūt neneša džiaugsmo. Tai irgi toks įdomus dalykas. Sakau, šitose temose yra techninės dalys ir tos psichologinės dalys. Tai psichologinės reikalauja interpretacijos, techninės yra tokios, kur reikia suprasti, kokie čia yra mechanizmai. Tai tas toksai skanukų norėjimas ir nenorėjimas, gali sakyti, kad yra pagrindinė viena iš indikacijų, ko tu nori iš pačio vaisto. Tu nori, kad žmogus nebebūtų valdomas savo norų ir liguistų minčių, aš turiu kažką pavalgyti, kad gerai jausčiausi. Kas yra, žinai, to tokio obsesinio netgi, žinai, dalis. Tai kartu su to eina, žinai, kitos jų patologijos. Tai ir turbūt čia mechanizmas yra, tai žinai, kur jau net man yra per painu analizuoti, kad vėl turbūt reikia pridėti, kad pats semaglutido, žinai, jisai veikia į tas vietas, kur išmės gliukagono receptorių. Nu, tai kažką tenais daro tavo smegenyse, kadangi tenais, kurios išmės kontroliuoja, ar tu alkanas, ar tu nealkanas, ar tavo sotumą ir tavo alkio jausmą, nes tai yra du skirtingi, taip sakant, signalai. Tai vat, veikdamas kažkaip į alkį, jisai tada pašalinęs alkio pojūtį, pašalina ir tavo norą ieškoti maistą, žinai, tai gal pasireiškia kaip skonis, nes jeigu labai, žinai, užsiridant liežuvį ir jauti, kas saldu, reiškia norėsi daugiau, nes kažkokie signalai siunčia, kad čia bus skanu ir ta bus naudinga, daug kalorijų valgyk, bet... Valgyk, nes kažkada dar gali nebūt. Taip, bet jeigu tu esi užsipildęs pilnai, čia, žinai, kaip tuos kalėdos praėjo, bet kaip prisivalgai pilną mišrainės ir visokių kitų stalo patiekalų, tai, nu taip, tortukai ir šakočiai ir visi kiti yra skanu, bet ties tam tikrai riba jau biški mane pykina, tai aš tikrai nevalgysiu, tai čia pasijuoks iš to, kad jeigu išjungi alkio jausmą, arba padarai, kad tu esi visą laiką sotus kažkokiu signalu, nu tai semaglutido veikimo mechanizmu, nu tai tada valgymas čiut ne per prievartą tada galvoje yra formuojas, nes tu nori dėtis į burną, supranti, kad mane pykina, jeigu aš dabar nurysiu šitą dalyką. Jo, ir čia dėl to, kad pas mechanizmas yra, kad dalis veikia į smegenis, dalis veikia į patį skrandį, tai yra ten lėtina reabsorpcija, ko pasiekoje gliukozė taip kyla kraujyje, sulėtina patį peristaltiką. Išsituštinimą, evakuaciją. Motility tas žodis. Jo, evakuacija, nu ir įsivaizduok, skrandis pilnas ir ten vietoj 2 valandų, 3, 6 valandas, nesėdi maistas. Nu, jeigu taip paprastai tariant, tai automatiškai irgi per vagusą grįžta atgal, įtampa mechanoreceptoriai, smegenys supranta, kad mes čia dar turim maisto, mes dar turim rezervą, mums nereikia ieškoti valgyti, tai va dar ir per šitą mechaninį dalyką. Dėl to irgi vieną tokią atsiminiau iš pacientės, aš Trakuose dirbau, aš gydytoja jau dabar tik vieną submariną pusryčiam suvalgau, nebe 2, nes man nebetelpa, tai aš sakau labai gerai. Nu, va, žodžiu, tokių, žinai, va kaip žmonės ateina, pasako tiesiog, ką galima kitiems, žinai, pacientam pasakyti. Nebetelpa mechaniškai, nes yra pilnumos jausmas. Tai vat galbūt tas vat nemaloniausias yra žmogui. Tas va būtent per tą skrandžio motorikos sulėtinimą. Man čia net klausimų kilo, kai aš ten, žinai, tokie mechanizmus bandžiau skaityti, tai yra, supras, kaip kokioje, nes vėlgi, gliukagono receptorių visur, smegenyse, skrandyje, kasoje, viso audiniai skirtingai reaguoja į tą patį. Čia kur buvo toks man biški disonansas, kur kai kokie patį riebalinį audinį buvo, kad semagliudo efektas yra, kad jisai, kaip čia, palengvina gliukozės reabsorpciją į lipidą tam, kad galėtum lipolizę vykdyti, bet lipogenezę vykdyti, bet tuo pačiu skatina lipolizę, kur dvigubas mechanizmas. Šis klausimas, kiek jis yra veiksmingas, nes jeigu mes kalbėsim jau apie, pavyzdžiui, dvigubą poveikį jau vaistus, kad ir apie tą vatrizę patidą, tai jo poveikis yra stipresnis. Pavyzdžiui, riebalinio audinio jau pačiai lipolizai, palyginus su semaglutidu. Tai vis tiek to GLP-1 preparato bus daugiau poveikis vis tiek į netiesiogiai riebalinio audinio, o daugiau į mūsų virškinamąjį traktą. Nu ir į tą patį CNS tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai šitoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir minėjai, tas pats GLP-1 gali turėti centrinį poveikį per vazovagalinį efektą mūsų mezolimbinę sistemą šitoje vietoje, bet taip pat vėlgi yra tam tikrų tyrimų, kurie rodo, kur jis taip pat gali veikti ir enterochromafininės ląstelės ir serotonino sekreciją skatinti, kas irgi mus šiek tiek nuramina šitoje vietoje. Tai vėlgi mes, manau, dar daug mechanizmų tam tikrų nežinom, bet kartu mes galime atrasti super daug mechanizmų, tik nežinom, ar jie dominuos ar nedominuos šitoje vietoje. Nes čia, žinai, tas didelis klausimas, kad ir mes pažiūrėsime į tą patį GLP, taip sakant, inkretiną,
mes matome dabar rinkoje atsiranda viskas, kas susijęs su GLP. Mes turime probiotikus, kurie GLP, taip sakant, sekreciją gali skatinti. Mes turėsim mitybos planus, kurie bus skirti GLP, taip sakant, sekrecijai skatinti. Funkcinės kavas, kurios skatins GLP. Funkcinius grybus. Čia irgi tas klausimas, kodėl tada vaistas veikia, o kiti dalykai neveikia. Žinai, tai ne kiekvienas mechanizmas vis tiek bus, mano akimis, tas dominuojantis, kuris ir lems tą galutinį efektą, kurio mes norim šitą vietą. Tai irgi čia turime būti labai racionalūs, išrinkdami, žinai, kurie tie dominuojantis dalykai yra šitą vietą. Jo, tu matai, turbūt palėti tą painėje dalį, žinai, mechanizmo veikimo. Nu, tu pastebi, kad, žinai, jeigu teisingai suprantu, kad nebūtinai mechanizmas apibrėžia, kaip kokią galutinę išeitį turės. Ir kai mechanizmas sako, kad veikia daugiau lipolizė šiuo atveju, dabar turėtų veikti labiau tenais į sotumo pojūtį, nes skirtingą veiklę medžiagą turime. Kur turbūt ateina dvi dalys. Tai yra, vienas yra preparatas, kuris veikia į tam tikrus receptorius ir turi sukelti poveikį. Kitas yra, kaip šiuo atveju ir sako, tai yra, tu turi tam tikrus asmenis, kuriems kur kas anksčiau mažesnės dozės pasireiškia kažkuris šaltinis. Reiškia, mechanizmas yra overstimuliuoja sistemą vienam su mažesnė dozė labiau negu kitam su didelė dozė. Tai tas recipientas, tai yra vartotojas, yra kitoks, nors vaistas yra tas pats kartais. Ir čia turbūt painuma ir prasideda. Tai yra, kur tu negali standartizuoti ir unifikuoti, kad būtent šitą mechanizmą mes dabar išgausime su šito vaistu, jisai techniškai veikia juos, bet mes ir dabar, žinai, turime pasverti, o kokių mechanizmų mišinį mes gal norėtume. Čia turbūt tavo pirmas atskirimas. Ar mes gydome diabetą, ar mes bandome numesti svorį, yra labai svarbus. Vienu ir kitu atveju mes link to pačios sueisim, nes diabetas irgi susikontroliuos, jeigu mes statistiškai reikšmingai 10% nemesim, taip, tai jau, taip sakant, reikšmingas, taip sakant, svorio kritimas, kuris prisidės prie visų lėtinių ligų kontrolės. Tai toks banalus tikslas mūsų vienas yra iš esmės. Taip, kad mes sureguliuotume svorį, jeigu reikia tą koreguoti. Tai aš tikiu ne per mechanizmą eičiau, o bendrai pagal išeitis, ko aš noriu iš pačio žmogaus, ką jis pasiektų šitą vietą ir ką jis jaustų, kas jį motyvuotų toliau judėti ir daryti kažką ekstra su pačiu savimi, ne? Tai kad ir kaip mes norėtume tik, taip sakant, padaryti, taip sakant, gerti tabletę, bet nieko neveikti, mes žinom, kad vėlgi vienu ar kitu atveju visur kombinacija mūsų veiksmų, mūsų gyvenimo būdo bus svarbiausi šitie dalykai ir yra ta, kai žmogus klausia, tai kada aš galiu vartoti vaistus, yra tam tikra gradacija, kada tu gali vartoti vaistus ir visais atvejais, ar mes kalbėsime apie medikamentinį gydymą, ar apie chirurginės intervencijas tas pačias, gyvenimo būdo nieks netims. Ir tais dalykais taip pat turėsime pasirūpinti vienu ar kitu atveju. Ir čia labai svarbi grandis šito aspekto, kadangi man tenka sekti žmonių mitybą ir tenka matyti, ką jie valgo ir kiek jie valgo. Tai aš tikrai žinau, kad ir tą sotumą galima apeiti. Tas pats yra stebima, kad ir su intragaciniais balionais, kurie vis tiek dar vieną balioną į vidų gali suvalgyti ir viskas jiems gerai yra, tai prie visko galima pripratinti žmogų ir yra vėlgi čia klausimas, ar tai receptoriai nestimuliuojami pakankamai nuo žmogaus priklauso, ar vėlgi, taip sakant, tas dalykas, kur žmogus nekenčia savo valgymo įpročių ir, taip sakant, jis pripranta ir prie tos dozuotės valgyti tiek, kiek jis nori. Tai tokiu atveju irgi yra, žinai, ir stebėti tą dalyką reikia ir nebūtina, ne visada, manau, reikia dar didesnę dozę daryti, nes ne ten bėda yra, ne dozė bėda yra, o žmogaus veiksme kartais yra bėda, kodėl vaistas neveikia. Žinai, šitoje vietoje. Čia kaip vartoti kokius, nežinau, ten vaistus nuo cholesterolio, bet toliau alkoholį kapot, žinai. Nu, iš tos serijos, tai turime tą dalyką įvertinti prieš, galvodami, ar čia mechanizmas kaltas, ar čia žmogus kaltas. Čia, tu matai, užlipė ant tos tokias, mes čia neprisimenu su kokiu kitų gydytojų mes apie įdomų šnekėję, bet čia buvo tokia paraleli beveik diskusija, bet šitą veikliai medžiagai apie čia buvo, man atrodo, kontekste netgi rinkimų. Mes čia kalbėjome apie labiau, kokia yra sveikatos politika Lietuvoje ir tasme, kaip jinai krypsta ir per ką mes bandome tvarkyti ligas. Ir buvo tas, kad iškeltas skaičius, kad mes ten viešajam arba bendrai fiziniai sveikatai arba visuomeniniai sveikatai ten skiriama yra prevenciniam programam 3%, 97% yra tiesiog gydymui. Ir tasme, kad mes niekas nemanom preventi arba išvengti paprasčiausiai ligų. Bet tada irgi klausimas yra, va čia ir buvo ta diskusija pakrypusi, kad tai ar mes, ar visuomenės sveikata gali, ar, plačiaja prasme, sveikata turi būti tvarkoma tik tais per prevencinį faktorių, tai yra per tos tokias, aš angliškas ir pavadinimas public health arba bendroji sveikata, aš nežinau kaip lietuviai, visuomenės sveikata. Taip, visuomenės sveikata. Taip, čia žinai, kai skaitai tik anglų kalbą, tada sunku yra verstis kartais gyvai. Bet, nes, čia žinai, tokia labai subtilumo tame yra, kad
bendrai įvairios, tarkime, tos tokios visuomenės sveikatos programos jos būna, žinai, ar jos pasireiškia per tenais koks nors cukraus mokesčius, ten padidinkim cukraus mokestį, kad būtų brangiau, žinai, saldumynai, ko pasiekoje sumažės saldumynų vartojimas, reiškia, turės sumažėti ir kokia ten diabeto tenais pasireiškimas. Arba tenais padidinkime koks nors ten daugiau finansuokime užklasinės veiklas, kurios yra fizinio tipažo, kad vaikai daugiau judėtų, kad būtų tenais kur kas vėliau pasireikštų kokia nors tenais, gerai, nebūtinai ten kaulų tankio, bet kažkokios kitos ten su įdomu aparatų pasireiškiančios patologijos. Tai dabar, kai mes kalbame apie patologiją arba sutrikimą šiuo atveju, tai yra nutukimą ir viršsvorį. Tai dabar yra įvairiausių, tarkime, tų programų, kurios taip loosely yra, arba lengvai sakant, bando taikyti tai, kad tai yra didžiąją dalimi epidemiologiškai, ne tik tai jūs užsienė, bet ir Lietuvoje yra didėjanti kreivė, kiek populiacijos gyventojų yra nutukę. Nes čia dabar paskutinį, nebesimenu, ar 21 metų ar 22 buvo statistika, čia pataisysit, bet kad ten hipertenzija ten buvo, kad turintys yra virš 45 beros tenais apie 50% asmenų, nutukimą turintys yra tenais vyrų virš 50%, moterų virš 30%, virš 50 metų kategorijų. Ir ta statistika, taip sakant, yra su kiekvienais metais vis didėjanti, kiek yra nutukusių, hipertenziją turinčių ir tų vadinimų, kaip angliškai yra tų comorbidities arba šalutinių sutrikimų arba šalutinių lygų. Tai ir kad ir kiek yra tos tokios programos, kurios techniškai yra nukreiptos į bandykime sulėtinti šitų procesų atsiradimą arba sumažinkime juos, gali sakyti, kad jos fundamentaliai tai nėra veikiančios, nes tendencijas tai jas matom tik didėjančias. Reiškia, žinai, atsakymas, ir čia vėl grįžtu beveik prie to, ką tu sakai, tai yra, kad mes turime gydyti tik tais vaistų, bet ne šiaip reikia ir gyvenimo būdo dalykų, žmogus kažkokių sąmoningų elementų. Čia yra turbūt tas multifaktorinė problema, kad tai nors ir populiacinė yra tam tikra tendencija, bet didžiąją dalimi tu turi daugiau netgi žiūrėti iš individualaus lygmens, net ir pačią prevenciją, nes skirtingi cheminiai faktoriai, kombinacija su gyvenimu būdu, kombinacija su maistu, kombinacija su pasirinkimais veiks efektyviai arba neefektyviai. Tai yra fundamentaliai klausimas, ar man padės numesti svorio vaistai? Taip. Ar jie padės man susitvarkyti nutukimą? Nebūtinai. Nes ne vien vaistas predisponuoja, kad, kaip čia, vaisto nevartojimas nepadaro tavęs nutukusiu. Ir vaisto vartojimas nepadarys tavęs liesu, jisai tiesiog bus dalykas, kuris prisideda prie bendro mechanizmo, kaip svoris gali nukristi. Labai daug čia japinu labiau apie iš tos pusės, kad tai yra... Užsukai. Aš į šitą problemą tiesiog žiūriu, žinai, netgi ir pačio Ozempiko trendą, tai yra tiesiog, kad greičiau, kad daugiau keičiasi tam tikri populiaciniai faktoriai, nes žmonės didėja ir tampa storesni ne dėl to, kad mes keičiamės, dėl to, kad viskas, kas mūsų pakeičiasi greičiau. Viskas, tai pavyzdžiui, dabargi į ofisą nebereikia, nuotolinis darbas, kas Covidas buvo, šalta, šlapia, kas kur šaldytuvė šviesa dega, šaldytuvė skaniukai, šitas dalykas čia taip, metaforiškai, mūsų gyvenimo būdas, galbūt maisto ta pati kokybė, ne? Gi nusipirkti tų kukurūzinių trapučių, kiek kainuoja 90 centų. O vat steiko, kokį lašišą jau atrodo ir brangiau. Tai vat visi šiti dalykai. Aš tai manau, pavyzdžiui, bent jau man mokykloje, galbūt dar, kai aš mokiausi, tai man tai trūko edukacijos apie sveikatą. Aš dabar, žinai, dabar suaugus, dabar tikrai galvoju, kad galbūt tada būtų man faina, bet nebūtų. Bet vat šiaip apskritai apie emocinę sveikatą, apie fizinę sveikatą, apie savo sveikatai palankesnio maisto pasirinkimus, nes ką mes turėdavom, berniukai turėdavo darbus pakalti, kažką su medžiu padaryti, žinai, šlifuot, o mes merginos ką megzdavom, kepdavom pizzas, darydavom dalykus. Tai vat aš gal vietoj šitų darbų būtų tikrai vat kažkoks ne public health, bet tiesiog galbūt bendro žinios suvokimui apie sveikatą ir būtų tikrai svarbu ir tėvus įtraukti į šitą dalyką. Nenoriu skambėti per įžeidžiai, yra tas, kur lengvas atsakymas visų problemų sprendimų yra švietimas. Pagerinkim švietimą visoms lygmės ir problemos biškimis. Bet kaip jį pagerinti? Bet jo, fundamentaliai, jeigu ir dėsi šitą pintinę daugiau energijos ir daugiau lėšų ir daugiau dėmesio, tai techniškai rezultatus geriausiu atveju pamatysi po dar 40 metų. Taip. Tai ir turbūt, žinai, vėl turbūt prigrįžtum, tai yra, žinai, šitą ping-ponginu tarp, žinai, tai, kas yra bendriniai pasirinkimai ir tas yra kas specializuotas gydymas. Tai, žinai, gal žinai, čia biškai tokį šuolį padarysiu, nedidelį netgi su klausimą atviru, čia abiems gal netgi. O tai kokiom kategorijom asmenų tikrai galima skirti farmakologinį gydymą nutukimo? Kam tikrai skiri? Ir nekalbu apie diabetą, nes diabetas tarsi turi aiškiai indikaciją, bet nutukimo pusėje. Nes
ar tai yra pagal svorį, ar tai yra BMI, kūno masės indeksą, ar per kokį kriterijų pasirinkai, kad reikia skirti būtent? Kokį kriterijų? Šiaip oficialiai tai pasirinku pagal BMI. Dažniausiai jau aš pasikalbu su žmogum, pasižiūriu lipidogramą, kepenų fermentus, žodžiu, tokį full check-upą, vitaminą D, feritiną. Ir, žinai, ir per tą pokalbį, aišku, ten ta mano kiek konsultacija pusvalanduką trunka, matosi, kada žmogus jau būna toks, aš jau gydytoją nusivyliau, man čia sportas nepadeda, žinai, ir tada norisi kažkaip tam žmogui padėti ir suvoki 21 amžius, mes turim vaistą, why not? Žmogus atitinka visus kriterijus, tai tiesiog man užtenka, kad žmogus su manim kolaboruotų, kad būtų galima įsekti, sutarėm po mėnesio, didinam dozę, jūs ateina, susirašot, kaip jaučiatės, žodžiu, mes ten dar visą check-upų listą pasidarom. Tiesiog. Taip. Nes būdavo ir tokių pacientų, kur išrašai receptą ir dingsta, ateina po metų, čia tiesiog, taip, tai jau su tokiais tada jau gauna velnių. Taip. Tai kad būtų abipusis ryšys, kad norėtų. Aišku, žinai, aš nesu ta gydytoja, kur tiesiog išrašo vaistą, tyrimus, painterpretuoja. Fizinis aktyvumas, dar trenerį kokį parekomenduoju, dar sakau, žiūrėkit, čia dar maistą susižiūrėkit, dar siuntimas dietologui, ta prasme, daug dalykų žmogui surašau, net ją sveikatą parašau. Kiek strength trainingo reikia kartais. Jums reikia daugiau tūpti. Taip, panašiai, sunkumų klinika. Čia jokiuosi iš to, čia yra indikacija tam tikrų prasme. Tiesiog čia taip, žiūrėti vien kaip į vaistą reikia žiūrėti plačiau. Pavyzdžiui, galiu irgi tokį vieną liūdnesnį pavyzdį pasakyti. Teko rezidentūros metais, gal 16-17 vaikų endokrinologijos skyriuje dirbti. Ir buvo vyrukas toksai 15 metų, 150 kg. Žodžiu. Ir jisai buvo tada paskirtas dalyvauti vaikų nutukimo moksliniam tyrime, bet taip gražiai per tuos 9 mėnesius, kol jisai gavo mitybos planus, tai aš tik atsimenu dabar taip labai miglotai, krito svoris, viskas buvo labai gražu, tik išėjo iš tos programos, nes ten reikėdavo ateiti, kas mėnesį pasisverti, pas endokrinologiją vaikų išsitirti, pasižiūrėti, tik jį paleido, vėl pradėjo kilti svoris ir paskui aš pamačiau tėvus. Tai žodžiu, labai svarbu ir tėvus edukuoti, ir nuo... Kokie tėvai buvo? Kokie tėvai buvo. Irgi buvo tėvai su labai dideliu nutukimu. Okay. Tai va. Tai ir edukacija būtina, ir būtinai tėvus reikia įtraukti, kur yra kalba apie vaikus. Ir tiesiog. Okay. Turbūt tas, žinai, yra žodis accountability. Atskaitomybė. Atskaitomumas, kada jisai žino, kad man reikės po mėnesio ateiti pas gydytoją, aš turėsiu parodyti rezultatus, nežinai, kaip pats sau darai, tai, čia kartais gal ir numuilinti, žinai, gali. Aš pati iš savęs pastebiu, jeigu aš neturėčiau, tarkim, trenerio, tai gal vieną dieną mažiau bėgčiau, kitą dieną galbūt patingėčiau, bet kai yra tam tikra programa, kai esi, tai jau tada, atskaitomumas, tada esi labiau atskaitomesnis, tai va. Tai žodžiu, tai va tokių būdavo dalykų, kur... True, nes žinai, čia nepapuolam ir tokia analogija, man čia kaip pradeda kvepėti, tai yra taip pat kaip, jeigu žmogus, kad ir turintis ten, žinai, tobulas pasaulis, žinai, kur šiaip žmogus yra, sakykime, tenais, vyras, 40 metų, turi vaikų, turi darbą, turi namą, bet pradeda, kaip čia, jaustis prasčiau. Nerimas pradeda stresas, kažkokia panikos atakos, tai jis bando, žinai, tvarkyti per kažkokius gyvenimo būdo faktorius, žinai, ten bando daugiau miegoti, bando kažką tenais kognityvinės gal terapijas taikyti, neveikia ir tada, žinai, jeigu ir kreipiesi į šimistą arba ten siunčia pas specialistą kaip psichiatrą, kad ir dažnai, tokiu atveju, jeigu ir diagnozuojama arba įtariama, kad, žinai, ar tai būtų nerimo sindromai kažkokie, ar tai būtų depresijos epizodai, arba depresija prasidėjusi, tai tada, kada žmogui yra skiriama iš medicininės pusės, bet koksai dabar farmakologinis gydymas, tai antidepresantai plačiaja prasme, tai šalia vis laik yra, pagal protokolą ir standartas yra, kad tu turi rekomenduoti psichoterapiją ir kitas kognityvinės terapijas, nes jų kombinacija, žinai, čia net ne iš piršto laužtant visi tyrimai rodo, kad jų kombinacija yra veikianti N kartų geriau, negu kad tiesiog skirimas vieno vaisto arba vienos terapijos, nes tai yra sinchroniškai veikiantis preparatai. Arba šiuo atveju vienas yra gyvenimo būdo, arba toksai gyvenimiškas, kitas yra farmakologinis ir veikia kaip conjunction, suityje vadinkime taip. Ir tada, žinai, čia pamanykime mesti kamuolį į kitą
pusę, žinai, Edvardai, tavo beveik kaip su atletais daugiau mėgstančių arba norinčių dirbti, tai yra ateina žmogelis, kuris, nu, toks kaip aš ir sako, žiūrėk, šiaip tai pagal visus skaičius BMI pas mane rodo viršsvoris, na, mes išbėgti svorį nusimesti. Na, ir techniškai, žinai, nutukimas yra, nenutukimas, yra viršsvoris pagal BMI bent jau nurodomas, tai tu turi kokią tarpinę indikaciją popierinę, kad galima būtų. Skiri ir neskiri? Neskiriu. Kodėl? Pirmas, logikos nėra. Kitas dalykas, aš skiriu, ne pacientas skiria man, ką skirt. Tai antras dalykas. Trečias dalykas, nutukimas, turime suprasti, nutukimas diagnozuojamas taip pat, kaip diagnozuojamas antrojo cukrinis diabetas. Jis nediagnozuojamas iš savijautos. Yra kriterijai, pagal ką tu diagnozuoji nutukimą. Ir yra kriterijai, kada yra skiriamas vaistas. Taip? Tai jeigu yra KMI virš 27 ir tu turi gretutinės ligos, arba KMI virš 30. Taip, tai čia jau officially, tai jau gali varyti su medikamentiniu gydymu. Taip ir jau tai yra oficiali rekomendacija. Ne? Ir mes to turime, taip sakant, jau kažkur laikytis. Plius minus, ten, taip sakant, tie skaičiai visada varijuoja. Tik tu turi žiūrėti, ką žmogus praėjo ir ką tu gali jam skirti papildomai. Jeigu tu matai, kad žmogus vartojo net ir prieš tai esamus vaistus, ar tai buvo naltreksonas, bupropionas ar kiti, taip sakant, preparatai, ar tai buvo orlistatas, tas pas taip, tai tu žinai, kad galbūt ne vaiste gali būti problema, o kitur gali būti priežastis. Tai yra nuoseklumas, tai gali būti tęstinumas to pačio žmogaus. Tai yra įpročiai, kurių jis nepasiekė, nors jis praėjo 10 dietologų, tai jis tas vienintelis. 11 tas, taip sakant, dietologas, kur ateina žmogus ir sako, nu dabar aš visą naštą tau atiduodu, dabar tu gelbėk mane. Ne? Va tokie dažniausiai žmonės šitoje vietoje būna. Tai kadangi tie 3 esminiai punktai netitinka mano požiūrio labai dažnai, tai vėlgi visada kritiškai vertinu situaciją, ką galim padaryti ir koks iš to tęstinumas bus. Ne? Nes ir tą patį, ką ir kalbėjot, labai svarbus yra tęstinumas, nes jeigu mes kalbėsim apie komplikacijas, vienais atvejais jos gali būti juokingos, naiviai juokingos iš mūsų pusės. Mums juokinga, nes medikams viskas labai paprasta. Iš kitos pusės gali būti letalios ir nepamirškime tokių dalykų. Taip, tai letalios. Tai vėlgi, tulžies pusės akmenligę turėti irgi nefainas dalykas ir skauda. Ir operacija yra reikalinga. Ir tikrai iki to galima prisižaisti. Taip, tai žmonės, mes nesuprantam, ką reiškia nevalgyti. Žmonės ateina, kurie sako, kad gydytojo, aš suvalgau 2 kiaušinius ir man gerai per dieną. Kada tuštinais nežinau. Na, čia jau yra problema. Taip, kurią reikia kuo greičiau spręsti. Iš esmės vienu ar kitu atveju, jeigu tu nenori savo organizmui dar labiau pakenkti. Taip čia, tai pirmas dalykas, tai sužiūrėti visą situaciją reikia. Kitas dalykas, kalbant apie sportą, tai ar tai sportuojantis žmogus ar ne, tai tas pats žmogus. Pradėkime nuo to aspekto ir turim pažiūrėti, ką tai duos jo svorio korekcijai, taip, kokią tai naudą, vice versa žalą duos jam fiziniam krūviui šitoje vietoje. Nes kol kas aš nematau racionalaus paaiškinimo, kada tai galėtų padėti fiziniam krūviui, nes tai tikrai, nu gerai, tai gali sumažinti, jeigu žmogus tikrai toks labai racionalus ir tai sumažins jam svorį, tačiau jis išlaikys griežtą mitybą, galbūt mes pasieksim kažkokio trumpalaikio rezultato, čia ir dabar. Kitais atvejais mes žinom, kad vėlgi, jeigu mes vartosim šitos vaistus, kris apetitas, kris maisto kiekis, kris jo performances, kris jo gebėjimas ir atsistatyti, jėgos rodikliai kris, tikrai kris, jis greičiau pavargs, mes žinom, kad pirmais mėnesiais po semaglutidų vartojimo pas mus kas, ne, tai koks yra poveikis kardiovaskulinei sistemai, taip, tai yra išmetamoji frakcija padidėja, plečiasi kraujagyslės, ne, tai reiškia, šiek tiek pulsas gali padidėti pirmoje vietoje, taip ypač pirmus kelis mėnesius, taip, vėlgi nuo to ir atsistatymas gali kentėti, nuo to ir miegas gali kentėti šitoje vietoje, tai turime racionaliai pagalvoti, kas bus, tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, ar noras numesti daugiau svorio neperlips noro parodyti geresnį rezultatą sporte. Čia yra labai, taip sakant, jeigu mes jau pažiūrėsim Ameriką, kur tai yra populiaru, o šiaip VADA dabar jau tikrina semaglutidą. Rusada tikrina. Oho, Jo. jau? Tikrina. Taip, tai normalu, jo. Nes, nu, kaip sakau, žmonės, taip sakant, tai gali būti toks dalykas, ypač sporte su svorio kategorijom, kas gali leisti numesti greitai, taip sakant, svorio šitoje vietoje, ne? Nepakenkiant galbūt visam pačiam procesui. Nors nežinau, tai tikrai turėtų pakenkti, šiaip aš galvoju,
nes po to, nežinau, kad ir tu įlipi į kategoriją, bet tavo apetito nėra dar visiškai, o ne, ir tai reikia čia dar atgauti, atsekti tą momentą, kada jos vartoti, kada pasisverti ir kad po to apetitas būtų, kad tu vėl atsigautum, bent tau intraveninės darys, kad tu vėl grąžintum visą savo jėgas. Nu, čia šiaip fantazuoju šitoje vietoje, bet jeigu aš kalbėsiu apie sportuojančių žmonės, tai vėlgi, sportuojantis žmogus tai ne tik tas žmogus, kuris daug bėgioja ar kelia svorį. Sportuojantis žmogus tai yra tas žmogus, kuris gyvena sportuojantis žmogus gyvenimą. Jeigu jis gyvena sportuojantis žmogus gyvenimą, jis turi atitikti vėl tam tikrus kriterijus. Ir aš juos pirmoje vietoje spausiu, kad ir kokia ta žaizda kraujuojanti būtų, prieš skirdamas kažkokį vaistinį preparatą, kad jis lengviau tą svorį numestų. Tai kriterijai yra... Tai vėlgi ir mityba. Mityba. Tai tie patys seni kriterijai, kurie jau visiems yra nusibodę. Taip, tai mes vis tiek turėsime pažiūrėti, kokia situacija yra su mityba, kokia situacija su yra pačių atsistatymų, kokie yra iš esmės, kokios tos pačios raudonos vėliavos jo elgsenoj, kokios raudonos vėliavos jo kraujo tyrimuose. Taip, ir kaip sakau, nedaryti visko, ką žmonės daro, žinote, tai jeigu pa žmogų, pavyzdžiui, labai kyla pulsas greitai, tai ką jis pirmoje vietoje daro? Tai treneris jam pirmoje vietoje, tau reikia zone 2 training, tikrai. Net tau tikrai to reikia, va tada pulsas tavo pagerės. Iš kitos pusės reikia galvoti racionaliau, taip, ar mes galbūt galim daryti inside out, taip sakant, mąstymo logiką, padaryti kraujo tyrimus ir pažiūrėti galbūt, tai žinau, kad ir magnio bus ta, kad tai jau taip reikia, galbūt pasi anemija yra, taip. Turime tokius dalykus pirmo vietoj sužiūrėti, tas pats ir su svoriu yra. Tas pats yra ir su svoriu, taip, ar su bet kokiu kitų rodikliu. Sužiūrėkime visus pirmoje vietoje kraujo rodiklius, tai, ką mes galim apčiuopti, tai, ką mes galim koreguoti, interpretuoti, prieš darydami bet kokias farmakologinės išorinės intervencijas. Su to yra pakankamai sunku pasiginčyti, nes visą laiką atsakymas yra, mes turime matyti visus svertus prieš sprendžiant, žinai, kuris yra pagrindinis, arba kurį reikia spausti, arba kurį atleisti. Tikras specialistas tą ir turės padaryti. Ir todėl tai ne tai, kad aš atėjau, aš išrašiau, aš išėjau. Ne, tai yra ilgas procesas, jeigu mes turim perprasti žmogų ir suvokti iš esmės, kaip jo organizmas net veikia. Taip, tai tikrai užtrunka. Ir žmonės, kurie kreipsi, turite suprasti, kad va, aš atėjau 2 savaitės iki varžybų, padaryk iš manęs, taip sakant, atletą. Arba iki vestuvių turiu įlysti suknelę, žinai. Čia va, mačiau video kažkur. Bet nieko nepažadu. Dažniausiai kažkaip pralaimėjimui tai grėsia, negu laimėjimo. Visiškai logiška, kad jis yra įtrauktas dabar į antidopingo konvencijos sąrašą, kaip vaistas, arba prievaras, kurio negalima vartoti. Ypač kalbant apie tuos sportus, kur yra svorio kategorijos. Ar mes kalbame apie kilnojimus, arba kažką panašius tokius. Bet tada, o kodėl jis yra įtrauktas į kategorijos, kurios neturi svorio kategorijų, į sportus, kurie neturi svorio kategorijų. Ir mes, žinai, tarp krepšininkų niekas nelygina tarpusavyje. Tarp aukščio svorio, koks skirtumas. Numesti svorio tai visi nori. Tai neįvertina pasiekmių. Tai mes galim paskaityti vakarų šalių forumus, kur žmonės ten, kurie triatlono Ironmanų užsiema, vartoja, taip sakant, tą patį retatrutidą, kur ten pašalinių reiškinių pas juos mažiau, kaip patida tą patį, nes vėlgi jis labiau pasireiškia, pasižymė antiemetinių poveikių, taip, vice versa, negu tas pats semaglutidas, kuris yra lengviau toleruojamas ir svorio kritimas yra žymiai geresnis. Taip, šitoje vietoje, ką pagal mes paskutinės studijas galim pamatyti, taip, tai visi nori pasinaudoti to lengviausių sprendimo būdų, kaip ir visada būdavo tas dalykas. Nes vienu ar kitu atveju mes žinom, kad kuo didesnis, kad ir svorio fluktuacijos yra pas bet kokį sportuojantį, tai po to kartais sunkiau ir sunkiau tampa sureguliuoti svorį. Nu ir plus tas prieinamumas, mes matome rinką pilną generinių vaistų, kur paprasčiausiai užtenka internetu užeiti ir rašyti, tikrai rasi ne vieną puslapį. Va, kur visa ta bėda, kodėl jis taip naudojamas visur ir taip toliau, nes tų generinių pasirinkimų taip išplito greitai, nu nes normalu, tai poveikis koks, wow, bomba. Jeigu mes žiūrėsim net šių metų, praeitų metų Surmounto studiją, kur lyginamas buvo tirzepatidas su Vegoviu, 72 savaitės trukmės buvo. Taip, tai su tirzepatidu pridozuotis 10-15 mg virš 50% dalyvių numetė 20% kūno masės. Koks buvo startinis svoris? Na, su aukštesniu, galbūt kamai. Stil, kad ir, tikriausiai aukštesniu. Bet jeigu su žemesniu numetė ne tiek, tai dar. Čia, wow. Ir kiek čia laiko?
72 savaitės. 72 tai čia yra. Metai su kapeikom. Metai ir 3 mėnesiai, 4 mėnesiai. Ir atrodo, su tom pačiom dozuotėm nuo 35 iki 100% numetė 25%. Nu, Tai čia prilyksta bariatrinio operacijai. Taip. Tai apie ką mes kalbam? Taip. Ne, tai čia yra toks rimtas dalykas. Tai dėl ko ir startavau, kad čia yra puikus vaistas. Jisai puikiai veikimą, turi puikiai veikimą. Puikų veikimą ir mes todėl, bet mes tai nežinom dar galbūt ir visų šalutinių reiškinių, nes taip pat, ką mes matom, tai žinai, tai čia tokios lenktynės gaunasi tarp Lilio ir Nordisko, žinai, dabar šitoje vietoje. Kur Lilis vieną išleidžia, dabar Nordiskas prieš, taip sakant, tą preliminarų tikriausiai irgi girdėjo, ne? Preliminarė, taip sakant, išvadas studijos išleido, kad va, jie padidino semaglutido dozuotę iki 7,2 mg, 72 savaitės, 18% redukcija svorio. Ne, tai nepabijojo to padaryti ir šalutiniai reiškiniai nuo to nepadidėjo. Okay. Ne, tai, kaip sakau, prie ko mes einam, kad tai dar ne pabaiga. Mes žinome, kad dar rinkoje eis peroraliniai nauji preparatai, kuriuos Lilis ir Pfizeris taip pat atrodo gamina. Tai čia dar tik ta pradžia ir kuo, taip sakant, aš manau, daugiau dabar bus tam tikrų reglamentavimų sustatyta, to daugiau, taip sakant, mes ateityje turėsim kažkokių šalutinių reiškinių bendrai visuomenės atžvilgių. Nes, kuo labiau prieinami bus, tai tuo blogiau, aš manau, čia kaip ir su visais. Šalutinių reiškinių turi minį sveikatos? Sveikatos, žinoma. Okay. Nes čia tas pats, kas, nežinau, duoti kiekvienam skalpelį išmokti skrandį išpjauti. Taip. Kažkas išmoks, kažkas neišmoks, kažkas save, taip sakant, sužalos, kažkas savo padės, bet, ne taip turi būti tikriausiai. Jo, čia tas biškai paimam dabar, saugumo ir rizikos dar biškai elementą, nes vienaip ir taip tas nors ir jo, vadinkime, pirmtakai jau yra gerą dešimtmetį, jeigu jau ne 20, kažkas ne 203, 4 buvo, man atrodo, ligurito istorija prasidėjusi. Tai mes iš mes dabar, žinai, turime toksai. Pirmasis proveržis tuomet, kaip nuo ko aš ir startavau, kai veiklioji medžiaga patapo tokia gerai veikianti su santykinai mažai šalutiniais, lyginant su pirmtakais, bet vien dėl to, kad dabar kaip čia vis didėja ir spartėja to vaistų vartojimo kiekiai, gamyba ir visi kiti šiuo atveju dabar generikai pradeda išeitinėti, mes greitai pradėsim, kaip sakai, maišas informacijos vis didėja ir kažkuriuo metu bus prasproginėjimai per šonus, nes pradėsim matyti, kas, žinai, kokios yra, kaip čia dabar, kombinuotų vaistų kombinacijos, kai pradeda krosintis keli vaistai vienu metu, kokius turi šalutinius, jeigu, tarkim, pradeda, žinai, žmonės, kurie turi, kad ir tą patį, nebūtinai diabetą, bet vėlgi, vartoja statinus dėliais kiekiais, bet pradeda semaglutidą vartoti, ar čia nėra kažkokių krosų, aišku, jau pirminiai tyrimai yra, bet vėlgi, vaistas toliau keičiasi, jo modifikacijos atsiranda, sužinosime šalutinius, neskaitant dar to, kas man yra santykinai įdomu, tai mes neturime pavyzdžių žmonių, kurie vartoja tokius vaistus ilgą laiką, mes kalbam 5, 10, 15, 20, 40 metų. Nes, su preparatais, kurie daugiau yra, tarkim, peptidinės kilmės arba hormoninės kilmės, žinai, netgi gali pasakyti patys pirmo tipo diabetikai, tai jie visą gyvenimą vartos insuliną ir tai yra indikacija, kodėl reikia vartoti visą gyvenimą. Ir tu, žinai, insulino šalutinius, kuriuos tu bandai po to sukombinuoti per kažkokias terapijas arba kažkokius kitus šalutinius vaistus. Su šituo mes nežinome, koks yra langturmas. Ir kai mes nežinome, koks yra langturmas, tai pastato, žinai, dabar, tiek jūs spėjau taip pat kaip ir mane į tą poziciją, kur tai verčia daugiau pasvarstyti apie patį vaistą, vietoj to, kad kaip ir pasakai, tam turi išsikeli tam tikrus kriterijus ir jie turi atitikti, nes šiaip negali lengva raduoti, nes matai ilgalaikės statistikos nėra vaistų. Tai verčia daugiau pagalvoti apie tai, kad anksčiau ir vėliau tu turėsi, taip sakant, nutraukti tą vaistų vartojimą ir čia tavo galtinis tikslas - nepasodinti ir palikti. Pasodinti, sutvarkyti, nuimti nuo vaistų vartojimą. Jeigu mes kalbėsime apie nutukimo gydymą. Tai ir kuo greičiau mes tai padarysim, tuo bus geriau. Na ir va todėl tas glaudus kartais komunikavimas su pačiu pacientu yra labai svarbus. Taip, duoti jam ne tik informaciją, bet duoti ir jam pasitikėjimą ir galimybę klausti. Net tada, kada reikia paklausti, nes tik tada, taip sakant, tas atgalinis ryšys būna geriausias ir rezultatas būna galiausiai geriausias. Tai aš iš savo praktikos visada, taip sakant, tą akcentuoju, tai kad jeigu mes pradėsim, mes sustosim. Tai čia, taip sakant, tas laikas, tai pavadinkim time to shine. Taip, kada mes turime išnaudoti viską, visą savo galimybės čia ir dabar. Aš duodu ramybę tau galvoj, bet tada tu turi jau tvarkytis. Čia bus labai svarbus kriterijus, kurį reikės išpildyti, kad mes pamatytume galiausiai rezultatą ir nesėdėtume 3-5 metus taip toliau. Logikos nėra.
tiek, kad gal šitą temą irgi paspausiu, nes žinai, man irgi gal principinės irgi pozicijos yra dalis. Aš startuoju irgi vis laiką su tą mintim, ypač iš savo profesijos pusės. Aš žmogus, kuris nelabai daug skiria vaistų, nes ne tas sritis medicinos. Bet skiri tada, kada reikia. Ir jie tada niekada nesinori demonizuoti jokio preparato iš tos pusės, kad, žinai, pritariu iš dalies iš tos, kad vaistą priskiri, iki kol pasieksime X kriterijų rezultatų, kurie leis po to nuimti, nes svoris nukrito, nebėra priežasties vartoti. Jie, žinai, čia nėra kaip mano pasaulyje, kaip kokio alkoholį vartojančių užkalbėjimas, kur jeigu vieną kartą paslysi ir, žinai, nukrisi atgal, tai tokia atveju mirsi. Kaip, žinai, čia aš jau labai kraštutiniškas pavyzdį duodu, bet yra tai, kad tai visą laiką bus būdas tai spręsti, tai yra tik tais vienas iš būdų, kuris yra padėtas į šoną, vos tik tais jo nebereikia. Bet fundamentaliai, aš nenoriu žaisti tos tokias katės pelės su žaidimu su pacientu, kur mes darysime kombinaciją dalykų ir kartovosime dabar cheminius preparatus, kad tai pasiektume, ir tada tu nukris svoris ir ten baigėsi tavo istorija. Ne, tu toliau istorija tęsis ir gal tu darai tos šaltinius dalykus be vaisto, bet jeigu blogėsime, visą laiką galėsime tai grąžinti. Bet čia kaip ir tą patį Kirėvas sakė, tą patį sakė, aš gal papildau, kad tai yra pastovi istorija, nes svoris keičiasi ne vien dėl pačio žmogus pasirinkimo, svoris keičiasi dėl to, kad aplinka labai yra keičiasi. Nes mes kaip populiacija storėjom ne dėl to, kad žmonės durnius pasirinkimus daros, nes populiacija pradeda, čia dabar, užspinduliuoja tam tikrus pasirinkimus, kuriam tu net neturi jokios įtakos. Čia karas vyksta ir neturi dėl to įtakos, dėl to, kad karas vyksta aš pašiau naktim jėgų. Ir, žinai, to kontekste, nesvarstau vartoti depresantų, bet tikrai išgeriu kažką miegui pagerinti. Taip sakant, labai aš visą laiką bijau demonizuoti preparatus, nes jų kartais reikės tada, kada, o jeigu anksčiau laiko dar nocebinų pacientas sakydamas, kad žiūrėk, šiaip vartosi, po to nustosi and never again, tu jo nebevartosi, aš bijau taip sakyti. Taip. Kategoriškumai man yra baisu medicinoje, nes žinai, čia kaip tokia, ar semiklitidas gerai ar blogai? Šūdinas klausimas. Aš nežinau, kaip atsakyti tokius klausimus pacientui. Aš sakau, aš nežinau, kas bus po mėnesio. Ar man aš nežinau, kas bus, kaip aš jausiuos, kas man. Sakau, tai visada galima nutraukti. Tai vat mano toks, žinai, kad Vis laik yra pasirinkimas. Vis laik yra pasirinkimas. Be abejo. Tai čia, žinai, toks, kokiam mes periode beveik ir mąstam apie tas problemas, tai, žinai, ar išspręs dabartinę dalyką, ar netgi vėlgi pats tas nutikimas iš savęs, kaip mes, žinai, racionalizuojam patys ir suprantam, kad tai nėra vien tik tais apie didelį svorį ir, žinai, kūno kompoziciją, tai yra apie tam tikrą seką pasirinkimų, kurie yra iš dalies pačio žmogaus, iš dalies yra genetika, iš dalies yra populiaciniai faktoriai, iš dalies yra kitų ligų šaltinis efektas, tiesiog esantis turėktas skydliaukės sutrikimų ir tu pasireikš nutukimu. Galiausiai tai, žinai, kūne visą laiką žaidžia, taip čia, yra nuolatinė ekonomika ir svertų sistema, kuri yra visą laiką svyruojant ir tiesiog esi, žinai, mes esam stebėtojai, kurie vertina, kada kurį svertą galima papušinti. Ir Indija, čia, žinai, nuolatinis karo laukas, kurį interpretuoti yra gana sunku. Tai dėl to yra, žinai, kaip su tėvu kažkada juokiausi, kad nuokrypis durnas ir į pabaigą vis tiek jau yra, bet mano tėtis kažkada klausė, sakom, priskyrė tenais nuo spaudimo vaistus kardiologai tenais tokius, bet man dabar sūnus normalus, man susimažinti iki iš 2 tablečių į 1. Tėvai, nežinau, ką klaus kardiologas. Kaip tu gali nežinoti, tai gydytojas. Taip, tėvai, aš sporto medikas, ne kardiologas. Sakau, kaip tu vis tiek gydytojas? Tėvai, tu mechanikas. Gali garžius taisyti? Ne. Tai koks tu mechanikas? Tai čia tas pats ir su mūsų profesija. Žinai, mes iš savo tokios nišos laiką žiūrime tą žmogaus kūną. Tai, žinai, gerai turėti skirtingas pozicijas ir jos turi savo vietą labai, nes skirtingais etapais reikia skirtingo approacho į tą kūną ir skirtingo požiūrio kampo. Yeah. Pozicijas skirtingas gerai turėti. Geriausia turėti, kaip ir kiekvienos lygos gydyme, komandą, kuri gali su tuo tvarkytis. Nei aš nebūsiu endokrinologas, nei, žinai, tu nebūsi dietologas, nei tu, taip sakant, sunkumų klinikos nebūsi kažkokio jau viršiausi šitoje vietoje. Taip, tai čia labai svarbu taip pat suprasti ir specialistams, ir pačiam pacientui, kad ta komunikacija, žinai, jinai turi būti tarp skirtingų, taip sakant, specialybių, nes tik tada tas galutinis geriausias rezultatas ir bus pasiektas. Vienareikšmiškai čia, žinai, grįžtam prie tos pačios racionalios minties, kad, žinai, žmogus sveikata ir gydymas yra plačiai prasme komandinis darbas, kur reikia visų grandinės dalių. Čia, žinai, kur būna, kur jeigu nepatinka, ką pasako, žinai, vienas specialistas eini pas kitą, žinai, ir tai veikia iš kitos pusės. Jeigu tu patinka, kai sako, šiaip vis tiek pasiklaus kito, nes, visą laiką yra, žinai, keli galimi apraušai arba skirtingas grandis biški skirtingai tai pakomentuos. Ir
daugiau informacijos yra geriau turėti negu mažiau informacijos, nes tada tu gali pradėti galvoti apie tai, o ne tiesiog man tinka ir aš nebegalvosiu. Bet žinai, tam tikro lygio tada, o man kita gydytoja sakė priešingai, negu jūs pasakėt. Taip. Ar jinai endokrinologė? Ne. Tai jau, žinai, irgi tada atsiranda toks tipo, kodėl jinai taip jums pasakė, nes jūsų tada iš vis kita klinikinė situacija buvo ir dėl to jums buvo tai pasakyta, žinai. Tai va, irgi tas toks tada atsiranda. Taip. Bet čia daugiau yra, žinai, aš einu iš tos turbūt paciento perspektyvos, kad pacientas, klientas ar kad koks kitas asmuo, žinai, netgi ir pats, žinai, kai ne mano srityje, vėlgi endokrinologija, biški suprantu, bet ne tiek, kiek tu, kaip ir dietologija, biški suprantu, ne tiek, kiek Edvardas, tai didžiąją dalimi aš džiaugiuosi, kad nesuprantu ir aš noriu daugiau suprasti, dėl to kalbuosi. Ir to paties iš ir paciento nori. Kalbėkis su kitais, gauk iš jų durną nuomonę, bet tu tada manęs paklausi tos durnos nuomonės ir sakysiu, čia durna nuomonė. Ir aš to paaiškinsiu 5 faktorius, kodėl tai durna nuomonė. Tai, žinai, tas visą laiką daugiau švietimo yra banalus atsakymas, bet visą laiką yra teisingas atsakymas, bet jisai neišsprendžia nieko fundamentaliai, bet tu jau geriau turėsi daugiau švietimo negu mažiau švietimo. Nes mes čia šnekame detaliai ir kartais per detaliai, bet fundamentaliai tai yra geriau šnekėti detaliai negu duoti paviršutiniškai. Tas nekėjimas, žinai, jisai nuramina, jisai nuima įtampą. O šiandien irgi turėjau pacientę, daktaris man taip gražiai viską paaiškinot, aš nusiraminau. Ten viskas gerai su tyrimais, buvo su skydliauke, ten viskas gerai, tiesiog nerimas buvo pacientai iš nežinojimo, ką vienas ar kitas tyrimas reiškia. Ir aš paaiškinau, čia nėštumo metu keičiasi, taip kyla, čia TTH, čia vaikutis iki 12-13 savaitės skydliaukės neturi, nes dar būna neišsivyščius, tai kaip ten viskas keičiasi. Aš atsidarau Google, kokią skaidrę, parodau, papasakoju, va dabar čia galit jausti tą ir maždaug, aš čia labai blogai, žinai, ir va tas žmogui suvokimas, kad galbūt, didelis mano kortizolis, nereiškia, kad su antinkščiais blogai, galbūt nemiegojot, galbūt karščiavot, tai žinai, būtų blogai, jeigu būtų geras kortizolis, o jūs karščiuojat plus 40, tai čia jau būtų nenorma. Ir tas suvokimas, kad kiekvienam gyvenimo etape gali būti kitaip, vienas tyrimas, rezultatas ar dar kažkas, visada žiūrim kompleksiškai, kaip žmogus jaučiasi, koks jo gyvenimo būdas, kokie rodikliai, tai taip pat reikia, žinai, šitą visam šitam įvertinti, ypač nutukimo fone. Daugiau specialistų. Jo, nes nutukimas papuola į tą kategoriją, tai yra kaip čia, nepolimirbidinė reikia sakyti, bet viena iš daugelio, sutrikimas, kuris turi daugelį galimų priežasčių ir svertų, kodėl jis yra. Multiteologinis. Politeologinis. Tai yra politeologinis sutrikimas, kuris iš skirtingų pusių gali būti skatinamas ir atsirandantis. Ko pasakoje tas žmogus ateina gal ir su pirmim mintim, aš esu storas ir man reikia tai sutvarkyti. Bet aš, žinai, ir pokalbį, žinai, su specialistu, ar tai būtų su tavim, arba su tavim, ar su bet kuo kitu, tai yra, kas specializuojasi gydyme, žinai. Tai tas pokalbis tolimesnis, ką mes vadiname konsultacija su specialistais, tai yra, kur mes tam žmogui turime padėti suprasti, iš kokių skirtingų dalių susideda šitas sutrikimas ir kurį iš tų dalių galima bandyti manipuliuoti, kurias reikėtų kol kas palikti vietoj. Čia, žinai, tai yra tas gydymo dalis, yra švietimas, nes čia jokiuosi kaip šautinės turi studijas vien tam, kad racionalizuoti ir pagaliau suprasti, kaip paaiškinti demistifikacijos svarbą gydyme, kitaip tariant, švietimo svarbą gydyme, nes jeigu nėra švietimo ir supratimo, kas tame kūne vyksta, tai tada visas kūnas atrodo tiesiog karo laukas, kuriame tik blogai. Bet kai pasakai, kad yra skirtingi organai, skirtingai veikloms, skirtingais mechanizmais, taip, tai tada yra mechanizmai, tai kokius mechanizmus man gydytojui reikia tvarkyti, tai tą ir tą. Supratau, tai tą ir tvarkysi. Ir tas nusiraminimas ir ateina, kai žmogus supranta, kas tenais jame vyksta. Tai va. Ar mes turime kažką, kad dar pasakyti šitą temą? Kaip tenais yra mintys, pasisakymai, klausimai? Aš tai galbūt pasakyčiau tokią mintį, kad visada, jeigu turite klausimų dėl kažkokių ligų, kreipkitės į Edvardą. Kreipkitės į Edvardą, į mane, į Juozą, žodžiu, į specialistą būtent tos ryties. Ir svarbiausia yra bendradarbiauti, kalbėti, nėra durnų klausimų, gerai, ten whatever you name it, yra tų durnų klausimų, bet koks skirtumas, juos vis tiek reikia atsakyti. Ir kada žmogus suvokia, kas čia vyksta, kodėl tai vyksta, kodėl čia vienas ar kitas rodiklis yra, galbūt net nėra tos ligos, palengvėja, žiūrėk, jau nerimo nebėra, tai
Man labai nepatinka, kai žmogus tiesiog random, bet kada dienos eigoje pasidaro, žinai, tą išplėstinį super duper tyrimą, ten tarkim vėžio padidėjusių rodmenų randa viską, tada aišku prisigūglina vėžys, ir ateina pas mane, viskas jau aš čia mirsiu, žinai, aš jam gražiausiai viską išaiškinu, nes ir kiekvieną tyrimą reikia daryti su tikslu. Tai kas, kad mes turim daug informacijos apie jūs, bet mes nežinom, kokiu dienos metu jūs, ar valgęs, ar nevalgęs pridavėt. Galiausia moterį mėnesinių ciklas labai svarbus hormonam. Galbūt politinių santykių pridavėt ir tas prolaktinas didelis. Tai kiekvienas sveikatos tas dalykas, jisai turi būti paskirtas. Iš karto padariau. Žinok, ne vieną kartą, tai reikėjo kartot. Tai va. Neklausiu dabar. Nebeklaus, bet žodžiu, eikite konsultuotis, gerbėmieji žiūrovai su specialistais. Čia net atvėrėte visą klausimų puodą, mano tasme, kaip skirtingi rodikliai bus po lytinio akto pasidaręs. Kaip šiandien, kada pirmam aukšte, tu virš gyvenė, ne? Pasim už kampo kitą, žinai, laboratoriją, tai dabar detalės gerai, neįlindam. Darom tyrimą. Tai va. Ta gražia gaida, užtenka minčių ir pasisakymų, klausimų daugiau nėra. Klausimų, jeigu kyla, tai Ieva Uglytė, Edvardas Grišinas, kiekvienas turi savo socialus ir handlus ir visą kitą, kreipkitės. Tai ačiū išdėmesį ir gerą klausimą. Tas, like, share and subscribe, kaip mūsų mautotojai sako. Ja. Like, share and subscribe. Cut.